Sveiki, aš esu Goda, barista, kavinių vadovė, kavos čempionatų teisėja ir žinoma kavos mylėtoja. Šiandien čia esu tam, kad pristatyčiau jums naminį Delonghi specialistą Prestigio kavos aparatą ir pamokyčiau juo naudotis. Iš pradžių pakalbėkime apie išorinės kavos aparato savybės. Šis aparatas turi integruotą kavos malūną, kuris vos vienu piršto prisilietimu padės jums susimalti reikiamą kavos kiekį. Greta turime integruotą kavos tamperį, kuris padės jums lygiai ir tiksliai susitamperiuoti kavą tam, kad išgautume teisingą espreso kavos ekstrakciją. Priekinėje kavos aparato panelėje matome kavos dozės valdymo svirtį, karšto vandens temperatūros mygtuką, temperatūros reguliavimo mygtukus bei svirtį, kuri leidžia pasirinkti norimo gėrimo gamybą. Taip pat greta turime steamerį, kuris padės jums įsiplakti kremišką ir šilkinį pieną jūsų latėms ir kapučinams. Kartu su kavos aparatu jūs taip pat gaunate portafiltrą bei viengubą ir dvigubą sietelius, skirtus gaminti viengubam arba dvigubam espreso. Ir taip pat greta gaunate pieno kaitinimo indą. Taigi, metas pradėti gaminti espreso. Aparato gale turime vandens talpą, kurią iš pradžių turime prisipildyti. O tada galime paspausti įjungimo mygtuką. Pirmas dalykas, ką mums reikės padaryti prieš ruošiant kavą, tai yra susireguliuoti kavos malimo dozę. Kavos malimo dozės reguliavimas labai stipriai priklauso nuo naudojamų kavos pupelių. Aš šiandien naudosiu Etiopija burtukana kavą, kuri yra vidutinio skrudinimo. O tai reiškia, kad kavos reguliavimo dozės svirtelę turiu nustatyti maždaug ties vidurį. Aš naudosiu dvigubą sietelį, skirtą gaminti dvigubam espresui, taigi paspaudžiu mygtuką kartu. Ir galiu susimalti kavą. Kai susimalu kavą, turėčiau ją sutamperuoti. Man padės integruotas tamperis. Taigi, nuleidžiu rankeną iki galo, tuomet išimu portafiltrą ir tada atlenkiu rankeną atgal. Kiekvieną kartą susimalus kavą, būtinai pažiūrėkite, ar aparatas sumalė teisingą dozę kavos. Jums padės linija, kuri žymi taisyklingą kavos kiekį. Kai kavą susimalam ir susitamperiuojam, galime gaminti espreso. Įstatome portafiltrą į vietą, paspaudžiame OK mygtuką ir pasidedam puodelį. Mūsų espresas subėgo, galime paragauti. Skanus. Išmokę gaminti espreso galime pereiti prie pieniškų kavų gamybos. Taigi, dešinėje aparato pusėje matote pieno kaitinimo svirtį. Visų pirma, pamerkime steamerį į pieno kaitinimo indą, taip, kad steameris pasiektų indo dugną. O tada pasukime svirtį ir laukime, kol steameris užkais. Steameriui kaitus, jis pradės stumti garus ir taip sukurs pieno sūkurį kaitinimo inde. Pieną kaitinkite tol, kol pieno kaitinimo indas taps karštas, bet vis dar galėsite laikyti delną. Prieš pildami pieną į kavą visuomet gerai išsukite espreso ir tą patį padarykite su pienu esančiu pieno kaitinimo inde. O tada švelniai guldykite pieną ant kavos. Jūsų kava paruošta skanaus. O dabar keletas mano kaip baristos patarimų jums. Visuomet sekite instrukcijas prieš pirmą kartą jungdami naują kavos aparatą. Taip pat sekite instrukcijas ir tada, kai gaminate pirmąjį puodelį kavos. Kitas patarimas – visuomet naudokite šiltą ir sausą portafiltrą savo kavai ruošti, tam, kad išlaikytumėte kuo geresnę espreso puodelio ekstrakciją. Ir paskutinis patarimas – visuomet ruoškite kavą į šiltą puodelį, tam, kad jūsų espreso neatšaltų ir nepakeistų savo skoninių savybių.